Kol Karklėje poilsiautojai vasaroja ir mėgaujasi kaitre vasaros saulė, Sostinės krepšinio mokyklos treneriai dirba iš pieties. Giliau. Treneri Rokai, papasakokite, kas čia vyksta, kokie čia pratimai? Vyksta didžiulis krosas 40 minučių trukmės, vaikai nubėga porą kilometrų, grįžta atgal, padaro taip, toliau bėgam, padaro 10 šuolių vandenyje ir vėl bėga per visą paplūdimį. Ir kiek minučių iš viso truk šį treniruotį? Apie valandą. Bėgimo valandą? Bėgimo valandą. Darėm 10 minučių tampimas ir valandą bėgimo, paskui 10 minučių dar 15 pasimaudysim po visko ir jau bus laisvas vakaras. Tiem berniukam tik po 10-11 metų, ar krūviai ne per dideli? Ne per dideli, pats tas tokie krūviai, bus puikus pasiruošimas sezonui, grįžę į mokyklą, man atrodo, visus bendramžius ir gal net metais vyresnius tikrai lenks pajėgumų. Supratau, gerai. Ačiū, tai buvo treneris Rokas Kasparavičius iš Karklės.